Miškininkai nėra kelininkai. Mes važiuojam tą kelio dangą, kuri yra natūraliai susiformavo. Mūsų technika yra pritaikyta dirbti natūraliom sąlygom. Mums nereikia žvyruoto kelio, mums žvyruotas kelias yra reikalingas išvežti medieną. Bet pačią medieną transportuoti iš kirtavietės iki žvyrkelio mums nereikia kelių. Bet kad tą medieną transportuoti jau iš miško sandėlio į lentpjūves reikalingas yra žvyrkelis, kurio važiuoja miškovežiai. Tuos žvyrkelius turėtų prižiūrėti seniūnijos ar regiono keliai iš mūsų sumokamų 5 procentų kelių apyvartinio mokesčio už parduotą medieną. Tai jeigu mes nupirkę mišką ir pardavę medieną sumokam 5 procentų apyvartos, nebijokim to sakyti, apyvartos mokestį, nes tai 5 procentai skaičiuojas nuo visos bendros parduotos sumos, neatskaičius kirtimo, traukimo, įsigijimo, savikainos ir taip toliau. Tai jeigu mes pardavę 1000 kubinių metrų pardavimo kainą, daleiskim 50 eurų, tai nuo 50 000 eurų mes sumokam 2,5 tūkstančio eurų mokesčių į bendrą biudžetą, iš kurio mes negaunam visiškai nieko, kaip miškininkai. Ir dar negana to, mes dar turim tos pačius kelius ir dar patys sutvarkyti iš po savęs. Jeigu teigia, kad mes nieko nedarom, tai mes daugiau susimokam už visų mokesčių, negu kad gaunam patys naudos. Susimokėjau dabar, kaip tik praeitą savaitę ūkininkui, kad leistų vežti per jo lauką, per pasėlius 700 metrų ilgio, 5 metrų pločio, kad traktoriui leistų pravažiuoti. Jis įvardijo, kad jis norėtų gauti 500 eurų už tai, kad mes galėtume sutrumpinti medienos ištraukimą kelią, nevežti sunkesnių kelių, o vežti lengvesnių kelių per ūkininko pasėlius. Geriau man buvo susimokėtos 500 eurų, negu kad mokėti užtraukimą brangiau ir kuris ilgiau būtų užtrukęs. Važiuojame per tos ūkininkų pasėlius, bet tik reikia su jais susitarti iš anksto. Yra tokių žmonių, kur tai ar piktybiškai, ar dar dėl kažkokių tai ankstesnių miško kirtėjų, traukėjų padarytų kažkokių tai blogų prisiminimų tiesiog iš principo neleidžia traukti medienos.